Porciunkulė. Laida apie pranciškoniškąją šeimą Lietuvoje ir pasaulyje. Ramybės ir gėrio, mieli Marijos radijo klausytojai. Jūs girdite pranciškoniškosios šeimos laidą Porciunkulė, kuri transliuojama kiekvieno mėnesio paskutinį pirmadienį 8 val. Ryte. Prie mikrofono Virginija Mickutė, laidą rengia pranciškoniškoji šeima Lietuvoje. Šiandien laidoje girdėsite reportažą iš balandžio 12 dieną Kretingoje vykusio Dievo tarno Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos beatifikacinės bylos atidarymo. Rubrikoje Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos žinia išgirsime dar vieną šio kunigo 3 ordino pranciškono pamokslo ištrauką. O rubrikoje Kodėl paskui tave, Pranciškau? Savo pašaukimo liudijimu pasidalins sesuo Klarisė Kristina Pranskevičiūtė. Likite su Marijos radiju, netrukus jūsų laukia reportažas iš Kretingoje vykusio Dievo tarno Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos beatifikacinės bylos atidarymo. Aukščiausias visagali geras Viešpatie, tau šlovė, garbė, gyvybė ir dėkojimas kiekvienas. Viskas iš tavęs prasideda ir tavimi laikosi. Ir žmonės nėra verti tavęs mylėti. Todėl tešlovina tave mano Viešpatie, visi tavieji sutvėrimai, ypač puikioji sesė Saulė. Ja tu apšvieti dienas ir mus, jinai didžiai spindėdama mums atneša aukščiausias tavo vaizdą. Te garbina tave mano Viešpatie, brolis mėnuo ir seserys žvaigždės. Tu jiems suteiki danguje puošnumą, grožį ir šviesumą. Te garbina tave mano Viešpatie, sesė ugnį šventoji. Ja tu apšvieti naktį, jinai graži, džiaugsminga, stipri ir galinga. Te garbina tave mano Viešpatie, brolis vėjas, debesis, giedra ir visokie orai. Per juos tu savo kūriniams teiki gyvastingumą. Te garbina tave mano Viešpatie, broliai šaltiniai. Jie labai naudingi, kuklus, gaivina ir skaistus. Te garbina tave mano Viešpatie, mūsų sesė ir motina žemė. Ji mus valdo ir maitina, ji augina žolę, gėles ir visokį vaisių. Te šlovina tave mano Viešpatie, visi, kurie atleidžia dėl tavo meilės, kurie pakelia žmonių silpnumus, ligą ir kančią. Palaiminti, kurie taikoje ištvermingi, jie bus tavo aukščiausiasis apvainikuoti. Te garbina tave mano Viešpatie, sesė kūno mirtis, nuo kurios nė vienas pabėgti negali. Tiems didis vargas, kurie miršta su didelėmis nuodėmėmis. Laimingi tie, kurie paveda save švenčiausiai tavo valiai. Jiems antroji mirtis nebeneš blogio. Garbinkit ir šlovinkit mano Viešpatį, jam dėkokit ir su didžiu nuolankumu
Garbinkit ir šlovinkit mano viešpatį. Jam dėkokit ir su didžiu nuolankumu tarnaukit. 2026 m. balandžio 12 d. Dievo gailestingumo sekmadienį Kretingos Viešpaties apreiškimo švenčiausiai mergeliai Marijai bažnyčioje buvo oficialiai pradėtas beatifikacijos procesas dėl Dievo tarno, kunigo Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos gyvenimo, herojiškų dorybių, taip pat dėl šventumo garso ir dėl patiriamų malonių per Dievo tarno užtarimą. Šventoms mišioms vadovavo Jo ekscelencija Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius, koncelebravo Jo ekscelencija Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas, mažesnieji broliai ir dieceziniai kunigai. Po šventų mišių vyko pirmasis beatifikacinės bylos tribunolo posėdis. Posėdžio eigą komentavo pasaulietis pranciškonas diakonas Nerijus Čepas, kuris pristatė išsame Dievo tarno Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos biografiją. Dievo tarnas kunigas Jurgis Ambraziejus Pabrėža turi šventumo garsą sklindantį jau kelis šimtus metų. Ir tai lėmė dvi jo asmenybės pusės - gyvenimo šventumas ir Dievo jam suteikta mokslinė išmintis. Kunigystės kelio pradžioje prisimta gyvenimo nuostata tapo jo gyvenimo tikrovė. Nusistatau būti gerų žmonių sielų ganytojų ir gydytojų. Tuo tikslu turiu pareigą pažinti kitų sielos ir kūno reikalus, dėl kurių išganimo turiu darbuotis. Pirmiausia sielų, bet kartu nepamiršti ir kūno reikalų. Tad maitinti alkanus, rėdyti nuogus, šelpti vargšus, neapleisti našlaičių, prakilniausiai mylėti tuos, kurių sielų išganimu turiu didžiausiai rūpintis, kad nė viena nepražūtų, nuolat melstis už jų reikalus. Jurgis Pabrėža gimė 1771 m. sausio 15 d. Večių kaime, Lenkimų parapijoje Kretingos apskrityje, Jono ir Rožės Pabrėžų šeimoje, kurioje užaugo 7 vaikai, 3 sūnūs ir 4 dukterys. Maldingi tėvai savo gražiais pamokymais ir pavyzdžių padėjo formuoti kilnią asmenybę. Patys tėvai vaiką išmokė skaityti bei rašyti ir pastebėjo sūnaus gabumus. Išleido jį mokytis į Kretingos pranciškonų gimnaziją. Apie jo uolumą moksluose liudija tai, kad mokydamasis gimnazijoje buvo pristatytas medaliui už darbštumą gauti. 1792 metais Jurgis Pabrėža įstojo į Vilniaus aukštosios mokyklos medicinos fakultetą. Anot vyskupo Valančiaus, Jurgis Pabrėža studijuodamas Vilniuje mokėsi istorijos, anatomijos, botanikos, chemijos, chirurgijos, fizikos, prigimtinių įstatymų, teologijos ir šventojo rašto. Tačiau istorinių įvykių verpetas Tado Kosciuškos sukilimas nutraukė jo studijas ir sugrąžino jį į Žemaitiją. Būtent šiuo laikotarpiu subrendo lemtingas apsisprendimas visą gyvenimą skirti Dievui. Jurgis Pabrėža įstojo į Varnių kunigų seminariją, kurioje mokydamasis pasižymėjo ne tik pamaldumu, rūpinosi uoliai vykdyti visas klieriko pareigas ir lavintis dorybėse, bet švietė kitus savo pavyzdžių ir mokslingumu. 1796 m. vasario 26 d. vyskupas Steponas Giedraitis klieriką Jurgį Pabrėžą įšventino kunigu. Apie 20 metus po kelerius metus kunigas Pabrėža dirbo daugiausia vikarų įvairiose parapijose - Šiluvoje, Raudėnuose klebonu, Tveruose, Plungėje. Ilgiau kunigavo Kartenoje, kur ėjo altaristos pareigas. Vikaro tarnystė Šiluvoje kunigui Pabrėžai buvo tarsi intensyvi sielovados mokykla. Atrodo, kad jam pavestas pareigas atliko gerai, nes jau po metų buvo paskirtas Raudėnų parapijos administratoriumi. Tarnystės Tveruose užmojis matomas iš ten sakytų pamokslų temų. Tverų tikintiesiems jis stengiasi duoti tvirtus tikėjimo tiesų ir dorybių pagrindus.
kalbėjo apie Dievo buvimą ir jo neklaidingumą, apie atlyginimą Dievo teisme už gerus ir blogus darbus, mokė mylėti artimą, labai giliai ir jautriai kalbėjo apie pareigą sugrąžinti artimui nuplėštą šlovę. Pats savo darė pasiryžimus sekti paniekinimus ir pažeminimus pamilusių Kristumi, todėl vengti pasaulio garbės, už nieką laikyti jam daromus šmeižtus, atsimenant, kad išganytojas ir mokytojas Jėzus Kristus buvo pažemintas, išjuoktas, paniekintas, apšmeižtas, už nusidėjėlį ir apgaviką paskaitytas. Suprantama, kad nuoširdžios jauno kunigo pastangos neliko be vaisių. Atvykęs į Plungę, jis ypatingą dėmesį kreipė į svarbiausią kunigo pareigą - susivienijimą su Kristumi, vyriausiųjų kunigų. Čia vikaraudamas jis jau buvo savyje subrandinęs pilnutinę asmenybę ir susiformavęs gilę kunigiškojo idealo sampratą. Plungėje kunigas Pabrėža pagarsėjo kaip geras išpažinčių klausytojas, todėl prie jo klausyklos nusidriekdavo penitentų eilės. Iš tų pačių ryžtų matyti, kaip stropiai jis ruošiasi klausyti išpažinčių, kaip išmintingai elgėsi ir kaip savo penitentus meldėsi po išpažinties. 5 metus vikaraujant Plungėje daug pamokslavo, rūpinosi ir senelių prieglaudą. Jos gyventojams parašė specialius nuostatus, kurių jie turėjo laikytis ir kurie kas mėnesį būdavo visiems balsų skaitomi. Darbų našta, pamokslų sakymas Plungėje ir kitur, ilgas išpažinčių klausimas, įtemptos studijos, ligonių lankymas ir nuolatiniai apsimarinimai palaužė jo sveikatą. Todėl dar nesulaukęs nė 40 metų amžiaus, kunigas Pabrėža pradėjo rūpintis altarijos steigimu. Pilnateisiu altarista kunigas Pabrėža tapo Kartenoje, apsigyvenęs savo įkurtoje altarijoje, kur ir tikėjosi baigti savo gyvenimą. Čia ypač rūpinosi savęs tobulinimu, pilnutinės kunigiškos asmenybės ugdymu ir tikinčiųjų mokymams tikėjimo bei doros rytyse. Jis aukštai vertino kunigiškąjį luomą, dažnai su pasitikėjimu ir nuolankiai meldėsi į Dievo motiną. Dar Plungėje vikaraudamas kunigas Pabrėža pajuto norą tapti šventu. Nuo vaikystės jį supo pranciškoniškas dvasingumas, tačiau manydamas, jog tai pagunda, 1802 metais jis net padarė pasiryžimą pašalinti norą stoti į vienuolyną. Visgi, giliau apmąstė savąjį pašaukimą, būdamas 45 metų, 1816 metų gruodžio 8 dieną įstojo į Kretingos pranciškonų vienuolyną ir pradėjo novicijatą. Po metų jis davė įžadus kaip pranciškonas tretininkas ir gavo Ambraziejaus vardą. Įstojęs į vienuolyną tėvas Ambraziejus uoliai siekė šventumo. Dievo meilės skatinamas darė pasiryžimus dvasioje susijungti su Dievu, visuomet jaustis jo akivaizdoje ir turėti gryną intenciją. Jis ryžosi nieko neveikti, pirmiausia, dvasios akimis nepažvelgęs į Dievą. Kiekvieną veiksmą pradėdamas ir tęsdamas, bei baigdamas siekė turėti vienintelį tikslą - Dievo meilę. Tobulybės siekti ir didelius darbus nuveikti jam padėjo nuolatinė savikontrolė, sąžinės sąskaita, mėnesinės bei savaitinės rekolekcijos ir dažna išpažintis. Jei darydamas sąžinės sąskaitą atrasdavo prasižengimų, pagal jų didumą užsikraudavo įvairias atgailas. Vienuolyne turėjo nemažai sielovadinių pareigų. Vadovybė jį paskyrė Kretingos pranciškonų mokyklos mokytoju ir kapelionu. Jis dėstė lotynų kalbą ir geografiją, parašė trumpus lotynų kalbos bei visų 5 žemynų fizinės ir politinės geografijos vadovėlius. Iš išlikusių mokinių rašomųjų darbų matyti, kad lotynų kalbą dėstė praktiškai, mokydamas lotyniškai išreikšti kasdienio gyvenimo dalykus.
Su dideliu pomėgiu Pabrėža dėstė ir gamtos mokslus, ne tik klasėje, bet ir pačioje gamtoje. Kitos atsakingos pareigos buvo Kretingos vienuolyno pamokslininko tarnystė. Paskirtas pamokslininku, rūpinosi, kad jo pamokslai, kaip reikalauja šventasis Pranciškus, būtų aktualūs ir naudingi žmonėms nugalint nuodėmes. Jis kėlė netinkamus anų laikų žemaičių papročius ir ydas, mokė, kaip juos įveikti. Tėvui Ambraziejui buvo svarbus ne tik dvasiniai, bet ir visuomeniniai bei socialiniai žmogaus gyvenimo aspektai. Savo mokymais ir laiškais jis ragino spręsti laikmečio problemas pagal krikščioniškas normas, kvietė žemaičių šeimose tarpusavyje ir su valdiniais gyventi teisingai bei dorai, primindamas, kad Dievas yra visų tėvas, o žmogaus užduotis jį pažinti ir gyventi pagal jo įsakymus. Pasiklausyti tėvo Ambraziejaus plaukė minios iš įvairių parapijų. Vyskupas Motiejus Valančius Veikale Žemaičių vyskupystė rašo, kad žmonės jo kaip kokio apaštalo atidžiai klausėsi ir gaudavo išganimui reikalingų malonių. Sakyta, kad jam būtų nereikėję nė pamokslo, vien sukalbėjęs tėve mūsų maldą būtų paveikę žmonės, nes taip yra už šventą turimas, jog tarsi pats jo pasirodymas jau draudžia žmonės ir veda ant gero. Be to jis garsėjo kaip išmintingas išpažinčių klausytojas. Labai daug žmonių jį buvo pasirinkę dvasios vadovu. Būdamas vienuolyne, gavęs viršininkų leidimą tėvas Ambraziejus ėmėsi gydyti žmonės. Kunigas Ruškys, kuris gilinosi į jo gyvenimą, rašo, kad jis turėjo daug žinių medicinos srityje, turėdamas didelį patyrimą rūpinosi patarnauti žmonėms ir kūno reikaluose. Sergantiems duodavo patarimus ir juos gydydavo. Daugiausia vaistus gamindavo iš surinktų žolelių. Tai matyti iš paties tėvo Ambraziejaus testamentinės valios. Skiriu savo darbą patogumui ir gelbėti sveikatai tų, kurie arti neturi vaistinės bei galimybių pasitarti su gydytojais ir kurie ne tik gyvendami skursta, bet ir per anksti mirti turi. Jis nesiūlė brangių neprieinamų vaistų, o aprašė tai, ką galime rasti pievoje, darže ar miške. Kunigas Jurgis Ambraziejus Pabrėža buvo tikras idealistas, kas skelbė, tuo metu iš tikrųjų gyveno. Pirmiausiai akis krenta jo troškimas vesti žmonės link Dievo. Visi jo pamokslai buvo skirti šiam tikslui. Sakydamas pamokslus ir klausydamas išpažinčių, jis gydė žmonių sielas, tačiau didelę savo laiko dalį skyrė ir kūno ligų gydymui. Kunigas Jurgis Ambraziejus Pabrėža mirė 1849 m. spalio 30 dieną, eidamas 79 metus, po ligonių priėmimo valandų savo celėje. Kretingos vienuolyno tradicija teigia, kad tėvas Ambraziejus nujautė savo mirtį ir mirė klaupte, besimelsdamas prie kryžiaus. 1849 m. lapkričio 3 dieną Kretingos vienuolyno gvardijono Silvestro Stanevičiaus rūpesčiu tėvas Ambraziejus palaidotas Kretingos parapijos kapinėse. Testamente pats kunigas Jurgis Ambraziejus Pabrėža buvo nurodęs, kad laidotuvės būtų kuklios, tik su mišiomis, egzekvijomis ir išmaldomis, be katafalko, be kapelijos, be visokio pertekliaus, kaip žvakėse, taip ir vėliavose, ir be kitokio iškilmingumo. Po kunigo Jurgio Pabrėžos mirties žmonės nuolat ėjo prie jo kapo, meldė užtarimo. Tarpukario laikotarpiu per tėvo Ambraziejaus Pabrėžos užtarimą gautos malonės buvo užrašomos vienuolyno knygoje, o kai kurios svarbesnės publikuotos žurnale Pranciškonų pasaulis. Iš mus pasiekusių patvirtintų rašytinių šaltinių yra žinomi pagijimai iš įvairių ligų, apakimo,
epilepsijos, tuberkuliozės, stuburo traumų ir kitų. Kretingiškis Ignas Jablonskis paliudijo jauno vyro Jeronimo Lazausko išgyjimo iš tuberkuliozės, kada dar nebuvo veiksmingų vaistų atvejai. Jeronimas, dirbdamas šaltose stalių dirbtuvėse, susirgo tuberkulioze, kuri greitai progresavo. Jam iš plaučių dažnai pasileisdavo kraujas, žmogus visiškai išseko ir gydytojai nebegalėjo pagelbėti. Vieną vakarą vyrui ypač blogai jaučiantis, jo žmona, nebežinodama, ką daryti, nubėgo į Kretingos kapines ir suklupusi prie kunigo Pabrėžos kapo, padarė įžadus, prašydama pagalbos. Pats Lazauskas vėliau pasakojo: "Ta vakarą aš buvau labai sunkios būklės. Iš burnos vis pasirodydavo kraujas, kurio pats jau nesugebėjau nusivalyti. Vos bet gaudamas kvapą nebesuvokiau aplinkos. Tik staiga pajutau lengvumą, lyg kokią sunkią naštą nuo krūtinės būtų nuėmę. Ėmiau kviesti žmoną, tačiau jos nebuvo. Kai ji netrukus grįžo, mano nuostabai nebuvo galo. Aš pradėjau normaliai kvėpuoti. Aiškiau pradėjau matyti. Gerai pamenu, kai žmona apsikabinusi mane verkdama iš džiaugsmo vis kartojo: Ambraziejus išklausė mane. Ambraziejus išklausė, garbė jam. Tada supratau, kam turiu būti dėkingas už savo stebuklingą pagijimą. Žmonės iki šiol ateina prie jo kapo pasimelsti, paprašyti užtarimo ligose ir kasdieniniuose rūpesčiuose. Ir šiandien, ko ne kas antras paklaustas praeivis paliudytų girdėjęs apie tėvo Ambraziejaus užtarimų patirtą artimo ar pažįstamo žmogaus pagijimą. Po Dievo tarno Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos biografijos pristatymo ir įžangos maldos, bylos postulatorius kunigas Vitalijus Kodis perskaitė 2025 m. sausio 2 d. Telšių vyskupui Algirdui Jurevičiui pateiktą Suplex Libelijus ieškininį pareiškimą dėl kunigo Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos beatifikacinės bylos pradėjimo. Aš žemiau pasirašęs kunigas Vitalijus Kodis 2024 m. lapkričio 4 d. Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šventojo Kazimiero provincijos buvau paskirtas postulatoriumi beatifikacinėje Dievo tarno kunigo Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos byloje. Vadovaudamasis 1983 m. apaštalinė konstitucija Divinus Perfectionis Magister bei Norme Servande 8 straipsnių, prašau jūsų oficialiai pradėti beatifikacinę Dievo tarno kunigo Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos bylą. Beatifikacijos byla iki šiol nebuvo pradėta, nes Lietuva iki Pirmojo pasaulinio karo buvo Rusijos imperijos sudėtyje, o 1915 metais ji buvo okupuota Vokietijos imperijos. Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šventojo Kazimiero provincija tarpukaryje bandė pradėti beatifikacijos bylą, tačiau Lietuva neturėjo parengtų kunigų, kurie galėtų tinkamai vesti bylą, o nuo 1940 metų Lietuva buvo okupuota sovietų. Beatifikacinės bylos pradėjimas turėtų prisidėti prie mažesniųjų brolių ordino pagausėjimo Lietuvoje. Kunigas Pabrėža gali būti globėjas gydytojų ar žolininkų. Kompetencija pradėti bylą priklauso Telšių vyskupui, nes kunigas Pabrėža mirė dabartinėje Telšių vyskupijos teritorijoje. Byla priskiriama senų bylų kategorijai. Ištyręs kunigo biografiją bei jo šventumo garsą, mano nuomonė, beatifikacijos byla turi būti vedama dėl Dievo tarno kunigo Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos gyvenimo, dorybių, o taip pat dėl šventumo garso ir dėl patiriamų malonių per Dievo tarno užtarimą. Po Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos beatifikacinės bylos postulatoriaus kunigo Vitalijaus Kodžio pareiškimo Telšių vyskupijos kurijos kancleris Haroldas Šneideraitis perskaitė iš Vatikano šventųjų skelbimo dikasterijos 2026 m. vasario 10 d. gautą leidimą nihil obstat pradėti bylą. 2026 metai vasario 10 diena Roma. Ekscelencija,
2025 m. rugsėjo 1 dienos laišku numeris 899 Ekscelencija prašė šventųjų skelbimo dikasterijos dėl patikrinimo, ar iš apaštalų sosto yra kažkas, kas trukdytų vesti beatifikacinę ir kanonizacinę bylą kunigo 3 ordino pranciškono Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos, kuris mirė 1849 metais. Nuodugniai ištyręs galiu patikinti Jūsų Ekscelenciją, kad iš apaštalų sosto niekas netrukdo, kad vesti beatifikacinę ir kanonizacinę bylą Dievo tarno Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos, laikantis 1983 metų vasario 7 dienos išleistų dokumentu Normis Servandis. Pasirašo šventųjų skelbimo dikasterijos prefektas kardinolas Marcello Semeraro bei arkivyskupas Fabio Bene, dikasterijos sekretorius. Toliau Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius perskaitė beatifikacinės bylos pradėjimo dekretą ir įteikė paskirimus beatifikacinės bylos tribunolo nariams. Aš, Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius, atsižvelgdamas į 2025 m. sausio 2 dienos Dievo tarno kunigo Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos beatifikacinės bylos postulatoriaus kunigo Vitalijaus Kodžio pateiktą prašymą pradėti beatifikacinę bylą, gavęs taip pat Lietuvos vyskupų konferencijos pritarimą, atsiklausęs tikinčiųjų ir gavęs šventojo sosto leidimą, tai vadinamą nihil obstat, šiuo dekretu priimu suplex libelius ir pradedu beatifikacinę Dievo tarno kunigo Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos bylą. Negalėdamas tiesiogiai pats vesti bylos, paskiriu šios beatifikacinės bylos tribunolo narius. Vyskupo delegatas kunigas daktaras Marius Venskus. Teisingumo gynėjas kunigas daktaras Algis Genutis. Notarė Virginija Mickutė. Įpareigoju Telšių vyskupijos kurijos kanclerį informuoti beatifikacinės bylos tribunolo narius apie paskirimą bei pakviesti juos į pirmąjį tribunolo posėdį, kuris vyksta būtent šiandien. Šio pirmojo tribunolo posėdžio metu beatifikacinės bylos dalyviai prisieks dėl sąžiningo jiems patikėtų užduočių atlikimo ir dėl paslapčių susijusių su šia byla laikymo. Vėliau priesaikas davė pats vyskupas Algirdas Jurevičius, bylos postulatorius kunigas Vitalijus Kodis ir tribunolo nariai. Pasibaigus pirmajam beatifikacinės bylos tribunolo posėdžiui, tikintieji kartu su ganytojais keliavo į senąsias Kretingos kapines maldai prie Dievo tarno Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos kapo. Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos žinia. Rubrikoje Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos žinia toliau skaitome šio kunigo 3 ordino pranciškono pamokslų ištraukas. Šiandien girdėsite ištrauką iš kunigo Pabrėžos pamokslo, sakyto Plungėje 1803 metais, pirmąją Velykų dieną. Nenusigaskite. Jūs ieškote nukryžiuotojo Jėzaus Nazarėno. Jis prisikėlė, jo čia nebėra. Štai vieta, kur jį buvo paguldę. Žodžiai angelo skelbiami dienos Evangelijoje. Ši diena, krikščionys, yra visų mieliausias ir visų didžiausias atminimas. Tai didi diena, kurią Dievas padarė mūsų viešpaties Kristaus Jėzaus prisikėlimo iš numirusių diena. Diena visų didžiausios mūsų dvasiškos linksmybės ir džiaugsmo. Linksminkimės ir džiaukimės. Ir šią dieną
čionai susirinkę krikščionys laimingai sulaukia šventų Velykų, tikėdami kuo tyriausiai, idant kaskart vis didžiau augtume Dievo ilgesy ir gyvoje viltyje. Dievo akivaizdoje savo dorybėmis žengdami prie daugybės dvasiškų ir dangiškų dovanų, taipogi pagal Dievo valią gavę gerų darbų palaiminimą, būtume Jėzaus Kristaus garbės ir prisikėlimo dalininkais. Bet šiandien, kaip visų didžiausioje šventėje, negalėsiu apleisti nepasakęs apie mūsų viešpaties Jėzaus prisikėlimo iš mirties paslaptį, idant tie, kurie jau apie tai gerai žino, geriau prisimintumėt, o tie, kurie nežino, žinotumėt. Ir todėl reikia vis kalbėti apie viešpaties Jėzaus prisikėlimą iš mirties. Visų svarbiausia, jog viešpats Jėzus prisikėlė. Viešpats Jėzus prieš mirtį savo mokiniams apie tai keletą kartų sakė ir prisikėlimą savo aiškiai parodė, nes daug kartų prisikėlęs iš mirties jiems pasirodė, su jais valgė ir buvojo. Dabar turiu pasakyti 2 dalykus. Pirma, ką mums priklauso daryti viešpaties Kristaus iš numirusių prisikėlimo šventės laiku. Atsakau, pirmiausiai turime atiduoti kuo didžiausią garbę ir išaukštinimą Jėzui, iš numirusių prisikėlusiam. Linksminkimės dėl Kristaus, mirtį, velnį ir pragarą nugalėjusio. Antra, reikia ir mums su Kristumi dvasiškai prisikelti, pamesti senas nuodėmes, priskelti iš piktų papratimų, pradėti naują, šventą, dorovingą ir maldingą gyvenimą. Kodėl paskui tave, Pranciškau? Rubrikoje Kodėl paskui tave, Pranciškau, šiais jubiliejiniais Šventojo Pranciškaus metais įvairių pranciškoniškosios šeimos Lietuvoje bendruomenių nariai dalyjasi savo pašaukimo liudijimais. Šiandien apie savo pašaukimą pasakoja sesuo Klarisė Kristina Pranskevičiūtė. Garbė Jėzui Kristui. Noriu su jumis truputėlį pasidalinti, kaip viešpats mane vedė ir veda tikėjimo keliu. Šeimoje, kurioje gimiau, buvo tradicinis tikėjimas. Į bažnyčią eidavom per šventes, atlaidus, artimųjų mišias, bet tikrai ne kiekvieną sekmadienį. Bet visada, kiek prisimenu, po pirmosios komunijos su tėvais eidavom išpažinties prieš Kalėdas ir Velykas. Ir vieną tokį kartą, kai atvažiavom į bažnyčią gavėnios metu, viešpats mane pakvietė. Prie manęs priėjo buvusi bendraklasė ir užkalbino. Sako, čia renkasi parapijos jaunimas, gal ir tu norėtum? Sakau, norėčiau. Ir tą dieną mane nusivedė į jaunimo susitikimą. Taip pradėjau lankyti bažnyčią kas sekmadienį. Giedojau jaunimo chore, dalyvaudavau jaunimo susitikimuose ir įvairiose parapijos renginiuose. Po kiek laiko viena draugė iš parapijos pakvietė į atsinaujinimo dienas Kaune. Bet aš vis atsisakydavau. Tai laiko nėra, tai kažkur kitur būnu. Bet vėl vieną kartą nusprendžiau su ja važiuoti. Ir ten man tai patiko, kad važiuodavau visada, kai tik vykdavo atsinaujinimo dienos. Čia vėl susipažinau su tikinčiais jaunais žmonėmis. Kartais atvažiuodavau į maldos grupelę. Ir viena draugė pasiūlė man stoti mokytis į katechetinę mokyklą, kurią pati buvo baigus. Aš įstojau, pradėjau mokytis, dalyvauti įvairiuose renginiuose, vasaros evangelizaciniuose kursuose, kur paprastai būdavo ir kunigas. Viename iš pirmųjų kursų nusprendžiau eiti viso gyvenimo išpažinties. Pamenu, verkiu, o nosinės nepasiėmus.
Tai kunigas savo nosinę davė. Tada daug kalbėjau, o jis kantriai išklausė. Ta išpažintis buvo ypatinga, nes Viešpats išlaisvino mane iš vienos bjaurios nuodėmės, kurios pati negalėjau nugalėti. Nors vėliau patyriau ir pagundų, bet Viešpats visada padėjo vėl neįkristi tą nuodėmę. Po to už mane visi meldėsi, kviesdami šventąją dvasią. Patyriau daug malonių. O kodėl paskui tave, Pranciškau? Man buvo truput panašiai kaip šventai Klarai. Susipažinau su broliais pranciškonais. Manau, Viešpats taip norėjo, kad ateičiau čia pas šventos Klaros seseris, nes pati viena tikrai nebūčiau to sugalvojus. Vienu metu mūsų maldos grupė rinkdavosi pas brolius pranciškonus Kaune vienuolyno patalpose. Kartais į tuos susitikimus ateidavo ir koks brolis, bet tuomet dar su jais nebendravau. Iš pradžių galvojau, kad su pasišventusiais broliais negalima net kalbėti. Nenorėjau nieko atitraukti nuo Dievo. Man tai buvo labai svarbu. Todėl pasirinkau brolius su jų pašaukimu. Norėjau būti pranciškoniškoje šeimoje kartu su jais. O atsitiko taip, kad nuomojausi kambarį ir po kiek laiko šeimininkė nusprendė butą parduoti. Todėl ieškojau kitos gyvenamosios vietos. Mane supažindino su viena mergina, kuri norėjo išnuomoti kambarį, bet apžiūrėjus nelabai norėjau ten persikelt. Sprendžiau nežinodama, ką daryti, ir kai galiausiai nusprendžiau ten nebeit, Viešpats viską taip sudėliojo, kad labai greitai apsigyvenau ten, kur nelabai norėjau eiti. Tiesiog mane taip supykdė šeimininkės sūnus, kad greitai išsikrausčiau. O šios naujos vietos šeimininkė buvo pažįstama su broliais pranciškonais. Kartą jie buvo atėję į svečius ir taip mes pradėjom bendrauti. Po to kartu su ja atvažiavau į brolių šventimus Kretingoje. Tuose šventimuose, pamenu, jaučiausi tarsi danguje. Viskas buvo taip nuostabu. Susipažinau tada ir su kitais broliais. Pradėjom bendrauti. Dažnai lankiausi mišiose jų koplyčioje, susitikimuose su jaunimu ir draugais po mišių, įvairiose jų organizuojamuose renginiuose. Ir būtent broliai man pasakė, kad Kretingoje yra šventos Klaros seserys. Davė skaityti šventos Klaros knygą. Taigi mano kelionė buvo tokia: parapija, Kaunas, broliai pranciškonai, Kretinga. Toks buvo Viešpaties vedimas. Man buvo duotos galimybės, buvo leista rinktis ir aš pasirinkau. Dabar matau, kad Viešpats pasinaudojo broliais, kad mane patrauktų prie savęs, nes tai, ką įsivaizdavau, kai stojau į vienuolyną, ir kaip matau dabar, visa pasikeitė. Brolių pranciškonų buvimas ir jų tarnystė mane palaikė ir dabar palaiko. Viešpats tiesiogiai ir per juos gydė mano sužeistą širdį. Esu jiems labai dėkinga, bet dar labiau esu dėkinga gailestingajam Viešpačiui, nes tik Viešpats gali užpildyti žmogaus širdį. Aš jam skolingas savo gyvenimą. Čia kaip tame palyginime apie žmogų skolingą 10 000 talentų. Tai be galo didelė suma. Niekada nepajėgsiu jam sugrąžinti. Nes man dovanotas laikas jau niekada negrįž. Jis tiesiog prabėgo. Laikas praleistas tuščiai, ne su Viešpačiu, neinant link jo, bet nuo jo, užsiemant kažkuo kitu, bet ne tuo, ko jis trokšta iš manęs. To jau nebesugrąžinsi. Bet nežiūrint visko, Jėzus mane myli. Jis yra su manimi ir manęs laukia. Jame yra žemė ir dangus ir mes visi kartu. Pranciškoniško pašaukimo liudijimu dalijosi sesuo Klarisė Kristina Pranskevičiūtė. Mėly klausytojai, pranciškoniškosios šeimos laidos Porciunkulė Marijos radijo eteryje kviečiame klausytis paskutinį mėnesio pirmadienį 8 val. Ryte arba jums patogiu metu laidų archyve. Laida parengta Kretingos pranciškoniškojo jaunimo tarnybos studijoje. Laidą vedė Virginija Mickutė. Ramybės ir gėrio sudie. Ir gėrio sudie. Ir gėrio.